Sveiki, šiandien padarysiu tokį mažą pristatymą apie teisėkūrą, o tiksliau tai yra įstatymų skaičių pokytį per laiką Lietuvoje ir Anglijoje. Motyvacija, kodėl pasirinkau šitokį mini tyrimuką padaryti, tai buvo tai, kad norėjau padaryti pristatymą iš teisėkūros, bet tiesiog neradau grafikėlių, kurio norėjau pavaizduoti, kad įstatymų skaičius auga. Ieškojau internete ir Google Scholar ir visokiose ten svetainėse, bet tokio nėra. ChatGPT užklausus irgi tokio nedavė. Tai gavus motivaciją, sėdau prie darbo ir net taip jau sunkiai padariau. Tai motivacija, I need that picture of Jesus, per minute hour. Tai pristačiau turinį, jeigu, kadangi čia YouTube, tai to laiko liks, pristatysiu, ką turiu viską. Tai Lietuvos svetainėje yra tokia svetainė, galime nueiti, vadinasi TAIS. Kur mes čia esam? Lietuvos teisės aktai. Lietuvos teisė. Jeigu mes nueiname į tą svetainę, mes čia gauname slapukų prašymų, sudėtis, veikla ir kažkur čia yra ieškojimus. Paslaugos, Seimo kanceliacija, teisės aktų registras. Ir galime paprašyti išplėstinę paiešką padaryti ir pavyzdžiui, meilė. Paieškoti, kiek tos meilės yra teisėje. Ir teisėje meilės iš ties labai mažai, 22 tik rezultatai su meilė. Ir visi yra tiesiog su vardu Meilė Lukšienė pagrindė, matau. O meilės kaina dar yra kažkokia laida, bet čia sprendimai, įsakymų, o kad pažiūrėkim, ar įstatymų yra tokių, nėra ne vieno įstatymų su meilė, klausykit, ką jūs kai darot, kad meilės nėra pas jūs visiškai. Pas fizikus irgi tikriausiai nelabai jūs bus. Kaip bebūtų, padarant paiešką, tiesiog paieškojus visiškai nieko, nuostabu, kad programuotojai leido šitą padaryti ir tada mes gauname rezultatą visi Lietuvoje esantis teisiniai dokumentai. Šiuo metu tai yra beveik 500 000 teisinių dokumentų ir iš jų 14 000 yra įstatymai. Tai aš juos gražiai lentėje surašiau, iš viso yra 69 rūšys. Tai čia šitais visi tie įstatymai. Galime patikrinti, dauguma jų yra net po vienetą, o didžiausias kategorija teisinių dokumentų yra įstatymai, sprendimai, nutartis, nutarimas, potvarkis ir tik kelintoj čia vietoje, 1, 2, 3, 4, 7 vietoje yra įstatymas. Ne? Galim tiesiog paplotinti, kiek tų teisinių dokumentų priklausomai nuo populiarumo. Taip pat populiariausi yra pačiam viršuje ir matosi, kad iš ties, kelios teisinių dokumentų rūšis praktiškai apima visus Lietuvoje esančius teisinius dokumentus. Gal nelabai ką pasako grafikas, bet visai smagu tos grafikus pasidaryti ir matome, kad tokia kaip ir eksponentė, Pareto skirstinys. O kaip turėtų atrodyti įstatymų kitimas nuo laiko? Tai yra įstatymų skaičiaus nuo laiko. Tai pirmą turime priimti, kad žmogus yra limituotas savo suvokimu, jis negali labai daug ten kažko suvokti, nes žmogus gali prisiminti gal 10 Dievo įsakymų. Aš jau neprisimenu visų 10. Tai ką jau kalbėti apie 100 000 ar 10 000. Aš tų 14 000 įstatymų galiu tik tais visiškai, aš jau tikrai kiekvieno atmintinai neprisiminsiu ir netikiu, kad kažkoks teisininkas atmintinai kiekvieną prisimena, gal turi kažkokią tai nuovoką, bet kad kiekvieną įstatymą prisimintų galiojantį, nes jie keičiasi kiekvienais metais, parodysiu. Tai aišku yra nelabai įmanoma, tai būtų kaip sąžininga, kad tie teisininkai, kad įstatymų dydis mažėtų iki žmogaus, tarkim, vertės. Tarkim, žmogus gali prisiminti kokį 10 įstatymų, tai didėja tas įstatymų skaičius, pasiekia 10 ir daugiau tas įstatymų skaičius nebedidėja, nes jeigu didės daugiau, tai žmonės tiesiog jau neprisimins tų įstatymų ir aišku, tada jų nieks ir nebevykdys.
Bet tada prisiminkim, kad visuomenė tai nėra statinė, ji didėja ir sudėtingėja. Pirmiausia yra eksponentinis tiesiog pats populiacijos augimas. Na, Lietuvoje to gal ir nelabai stebime, bet pasaulyje tai yra turbūt reikšmingas faktorius. Kitas dalykas yra pati visuomenė sudėtingėjanti, atsiranda naujos verslo sferos, .com, ten tiesiog bubulas, dabar AI, dirbtinio intelekto aktai. Tai yra vis daugiau sferų, vis daugiau kažkokių tai poskirių, kurios reikia turbūt teisiškai nereikia, bet žmonės mėgsta tai teisiškai aprašyti, reglamentuoti. Tai iš tos perspektyvos turėtų būti net eksponentinis gal augimas, kadangi yra eksponentinis ekonominis augimas tų teisės aktų. Tai va, pavyzdžiui, 10 čia yra žmogus, bet tas žmogus kyla teisiniai, įstatymų kiekis ir tiek. Tai kaip yra iš tikrųjų, galite pagalvoti, ar yra toks kilimas, pastovus tiesiog kilimas, ar mažėjantis kilimas. Tai vat, mažėjantis kilimas, jeigu būtų atsižvelgiama daugiau į individą, tas didėjantis kilimas, jeigu atsižvelgiama daugiau į visuomenę, o tai per vidurį, tai kad tobulai išbalansuoja abudu šitie veiksniai vienas kitą. Ir kaip yra Lietuvoje? Lietuvoje yra, matome tiesę. Nors iš tikrųjų, jeigu turit geras akis, gal žiūrėsit ir kad čia yra visgi eksponentės dalis. Nors, galim galvoti arba kvadratas, arba dar kažkas. Aš sakyčiau, kad čia yra eksponentė. Kodėl aš taip sakyčiau? O todėl, nes aš pažiūriu į įstatymų spartą. O įstatymų sparta, kaip kinta. Matome, kad pati sparta įstatymų leidimo didėja. Tai reiškia, kiekvienais metais mes išleidžiam daugiau ir daugiau įstatymų. Tai aišku, per laiką, tai yra ne tiesė, o eksponentė. Bet kadangi palyginus tas spartos kitimas yra gan mažas, tai galim aproksimuoti kaip tiesė. Aišku, dar yra dalykas, kalbėjau su draugė, tai sako, ne, Danieliau, taip, įstatymų daugėja, bet taip pat labai daug jų yra sunaikinama, daug kas padaroma nebegalioja, yra keičiama. Tai pažiūrėkime į galiojančių įstatymų kreivę ir negaliojančių įstatymų kreivę. Koks skirtumas? Galiojančių įstatymų kreivėje 302 vidutinis yra per metus įstatymų skaičius, kiek yra išleidžiama vidutiniškai. O negaliojančių įstatymų padaroma tik 8,1. Tai reiškia, nepadaroma, bet kiek įstatymų tampa neįgalus. Yra žymiai mažiau, 3 kartus mažiau, netgi gal 4 kartus mažiau, ne? Tai daugiau negu 4 kartus mažiau yra sumažino tų įstatymų. Taigi gaunasi, jog daugėja ir daugėja tų įstatymų, 302, va čia yra sudėta kreivė, kiek visi įstatymai, o čia galiojančių įstatymų. Ir vis tiek galiojančių įstatymų auga ir auga. Tai teisininkams, su to kiekvienais metais, kad reikia perskaityti 302, gal ir yra visai realu, bet žmonėms, paprastiems žmonėms atrodo tai visiškai nerealus prašymas. Tai čia tiesinis pati sparta didėja. Tai tas faktas, manau, mums leidžia sakyti, kad čia vis dėlto yra eksponentė. Dar dalykas, čia toks jau moksliškai gal nelabai dalykas, dėl tokio dalyko, kaip kadangi turim daug duomenų, tai visai tikėtina, kad kažkur iškris toks gal statistiškai įdomesnis skirtumas, tai sunku pasakyti, ar čia 2004-2005 metais kažkas įvyko, ar čia tiesiog šiaip fluktuacija, bet būtų galima panagrinėti ir manau, kad visai yra tikimybė, kad čia kažkas įvyko, kas sumažino tą spartos skaičių, bet aišku, jis toliau auga eksponentiškai. Ne eksponentiškai, jis toliau auga tiesiškai, bet dėl to pats įstatymų skaičius keitimas jis augs eksponentiškai. Tai galima padaryti tokį prifitinti tą eksponentę ir tiesę ir matyti, kaip atrodys, pavyzdžiui, įstatymų skaičius 2040 metais Lietuvoje. Kadangi tas augimas, man atrodo, yra eksponentės dalis. Jeigu eksponentė, tai bus apie 40 000, jeigu tiesė, tai vis dar nesieks 20 000. Aišku,
nėra taip paprasta su tais įstatymais, bet galim padaryti tokius pačius paprasčiausius modeliukus ir žiūrėti, atitinka, netitinka. Tai va tiek apie Lietuvą. Dabar biškiai apie Angliją einam, nes Lietuvoje dalykas tas, kad mes rezultatų tai turim 36 metus, ne? Tai sunku pasakyti, ar čia eksponentė, tiesi, tai gal patarinėkim Angliją ir pažiūrėsim, ar... Nu, kaip Anglijoje yra, nes jeigu Anglijoje mes turime eksponentinį augimą, tai bus turbūt geras argumentas, kad tikėtina čia ir Lietuvoje netiesa ilgai eksponentį. Tai pažiūrėkim, kaip Anglijoje tai rezultatai ir vat, įstatymo augimas Anglijoje. Ir iš ties matomas eksponentinis augimas. Čia viršuje yra įprastas grafikas, o čia su log ašimi. Tai log ašie tiesiai yra tiesiog eksponentė. Ir matome, manau, aš matau, kad čia būtų galima dar skirstyti į tokius, bent jau log ašį, vat. Į vieną periodą šičia taškelius iki 1300 metų, tada nuo 1300 iki 1800 metų, tada vėl prasidėjus industrinė revoliucija, nuo 1800 metų, keliasdešimt metų, ir tada vėl kita eksponentė, tada vėl toks pereinamasis laikotarpis, bet neturiu tam laiko, tai tiesiog galim išskirti į tokius paprastesnius duomenys, žiūrint į neeksponentinį grafiką, vat yra iki 1800 metų augimas, tada nuo 1800 metų ir nuo 1905 metų. Tai tokie fizikiškai tokie kaip faziniai šuoliai įvyksta eksponentas, kažkas labai stipriai pasikeičia ir įstatymų skaičius pradeda keistis jų augimas. Tai jeigu žiūrim būtent į leidimų spartą, log grafike tas fazinis virsmas iš ties yra labai akivaizdus. Vat matom iki 1800 metų, toks jis yra gan lėtas, o nuo 1797 metų, matot, jis staigiai šoka va čia yra ir tada vėl toks, bet dabar jau toks biški lėtesnis šokimas, bet vėl šokama. Tai čia šitais yra keli įstatymai per metus, bet vienas įstatymas per metus tam pirmam ašį, po to jau ten apie 107 yra įstatymų, o po to šoka iki kelių tūkstančių, 5000 įstatymų. Tai galim panagrinėti, o kokios priežastys, pavyzdžiui, Anglijai galėjo lemti tokį dalyką, kad vat, tai pasikeitė įstatymai. Tai pirmas dalykas, šiek tiek buvo tam kaip ir recesija, ar kažkoks ekonominis dūmas, sprogimas burbulo. Ir išeitis iš jo buvo auksą atsieti nuo valiutos. Tai reiškia, mes galime spausdinti pinigėlius ir nebūti pririštų, kadangi jie nėra pririšti prie aukso, nes kiek norime, tiek galime jų spausdinti. Aišku, kyla infliacija, nes tada pinigėliai nebėra fiksuoti, bet tai savotiškai yra irgi, manau, išradimas ekonominis, nes tai leidžia ekonomijai eksponentiškai aukti. Na, aišku, kol tas leidimas yra racionalus, bet kol kas jis puikiai veikia. Nes galime skolintis ir, ten visokios kiti faini dalykėliai. Yra videkas, manau, YouTube'e. Geras. Tada, manau, fainas faktoidas, kad 1900 metais išėjo čiuvakas su cilindrinė kepurė ir sukėlė riaušės dėl to, kad jis išėjo su cilindrinė kepurė, išradėjęs tos kepurės. Ten vaikai klykė, moteris ten bijojo, vienas vaikas ten net ranką susilaužė, tai jam ten 500 svarų bauda tais laikais prirašė už tokį publikos sudrumstimą, viešos erdvės sudrumstimą už tą cilindrinę kepurę. Na, o esminis dalykas, 98 metais atsirado toks daiktas kaip policija. Ir aišku, atsiradus policijai, vaikeli, reikia turbūt įstatymų, kai turim su kuo reguliuoti, su kuo prižiūrėtus įstatymus, tai galim turbūt jau ir padauginti. Tai atsiradus policijai, ir, manau, esminis daiktas. Čia hipotezė mano. Tada dar galim palyginti Anglijos populiaciją ir įstatymų skaičių. Ir vėlgi matome, kad jie visai atitinka vienas kitą. Gal nėra labai tiksliai ta koreliacija, bet atitikimas šioks toks yra. Matosi, kad
Anglijos populiacija iš ties eksponentiškai didėja, bet įstatymų skaičius gal turi tokį aiškesnės fazės, bet irgi didėja panašiai, eksponentiškai. Ir dabar 3 periodai, jau apie tos kalbėjom, galim palyginti Lietuvą su Britanija. Lietuvoje vidutiniškai per metus yra išleidžiama 424 įstatymai, tuo tarpu Britanijoje, ten yra legislations, aš nežinau, ar tai tiksliai atitinka lietuviškus įstatymus, nes ten iškai gal, negalo realiai kitokį teisinį sistemą, bet, populiacija yra keliasdešimt kartų didesnė, tai turbūt nėra taip jau nesuvokiama, kad ir tų įstatymų skaičius bus didesnis. Tai pas mus dabar 400, o ten 5000 per metus yra. Ir Britanija kaip legalus, savo legali sistema egzistuoja 100 kartų daugiau. Ten yra 600 metų istorijos, pas mus 36. Tai tokios mažos išvados iš mano to pristatymo, kad teisės dokumentų augimas auga. Teisės dokumentėlė Lietuvoje auga. Ir manau, man gan aišku, kad tikriausiai tas augimas yra netiesė, o net eksponentinis, kas sukelia šiokias tokias baimės, bet tuo pačiu tokį, žiūrėsim, kaip ten bus ateityje, bet tokia spekulacija, kad tikriausiai kažkokio tai dirbtinio intelekto asistento nelabai iš vietos nepajudėsim, nes įsivaizduokit, Lietuvoje mes turim 14 000 tų įstatymų ir aš nemanau, kad dabar joks teisininkas visus juos tiksliai išvardys ir tiksliai juos visus kažkaip suvoks, kadangi kiekvienais metais dar didina. Ir yra tik Lietuvoje. Taip pat, tu išvažiuoji į kitą šalį, Tailandą, išvažiuoji į Australiją, bet aš šiaip į Egiptą atostogom savaitai. Ten vėlgi yra keliasdešimt tūkstančių ar keli šimtai tūkstančių įstatymų, kurie tą šalį diktuoja. Tai nemanau, kad realistiška tuos visus įstatymus žinoti. Aišku, jų ir nereikia žinoti, bet jeigu norime taip visiškai būti kiek įmanoma laisvam, tai labai naudinga žinoti įstatymus. Tai atrodo, dirbtinio intelekto rolė šitą, manau, labai perims, kad būtent tiksliai pasakys, kas yra leidžiama įstatymų ir kas nėra leidžiama įstatymų. Tai tie žmonės, kurie naudos tos dirbtinio intelekto agentus, manau, galės jaustis labiau laisvesni ir pasitikėti, kad aš žinau, kad tai yra statimiškai leidžiama, arba aš žinau, kad tai yra neleidžiama. Dar toks trumpas gal nuokrypis. Vakar buvau, duomenų rinkimas, tai toks buvo pusiau rankiniu būdu, nes kreipimų tą svetainę, tiesiog taip su Exceliu dirbu, rinkau, ieškojau. O legislation, government, tai toks pusiau jau irgi pusiau rankinis būdas, kopijavau ranką, o tada jau tos duomenys analizavau Pythonu. Vakar buvau dar dirbtinio intelekto reguliavimo Kaune vyko konferencija ir paliko visai įspūdį, kad teisininkai, parlamento nariai, atrodo, gaudosi dalykuose. Bet kas yra šiek tiek graudu, kad yra toks, atrodo, trumparagiškumas. Ir mokslas, tikriau, ypatingai verslas, labai priešinasi toms reguliacijoms, kas yra labai akivaizdu, nes egzistuoja ekonominis santykis tarp kiek mes reguliuojam, kiek mes padarom dalyką saugų ir kiek verslas gali būti konkurencingas. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, Europai uždedam reguliavimą, o kitur to reguliavimo nėra, jie gali greičiau vystyti produktus ir konkuruoti tiesiog Europai. Ir taip Europa yra labai, palyginus su Kinija ir Amerika, gan atsilieka. Bet jeigu su Amerika ir Europa kažkaip susijungs, tai anot pirmininko dirbtinio intelekto Lietuvos, tai turime dar šansą kažkaip lyderiauti pasaulyje. Bet dėl to reguliavimo iš ties yra labai daug nusiskundimų, bet tuo pačiu, kad, manau, reikia suvokti, kad su to dirbtiniu intelektu tai yra tikrai baisus dalykas, ne tai, kad baisus, bet pavojingas dalykas. Jeigu mes turime vieną šansą, kalbėjau, kad Lietuva turi vieną šansą padaryti teisingai, bet aš manau, kad visas pasaulis turi vieną šansą
sureguliuoti ir sutvarkyti tą, mes turime tik vieną šansą, jeigu kalbam apie tikrai super galingą dirbtinio intelekto sistemą, kad viskas bus gerai. Jeigu kažką sufeilinam, tai tikėtina visai tai žmonijai bus ne kažką. Bet čia tokios skamba kaip mokslinė fantastika, bet manau, ChatGPT daugumai prieš ir 10 metų skambėtų kaip visiška mokslinė fantastika. Bet, tai tiek. Gal patiko pristatymas, gal ne. Lauksiu komentarų ir laimingai. Kur mes esam? Tai tiek. Sėkmės ir laimingai.